Va taip atrodo planarijos. Palyginimų mano piršto galas. Tai kaip matot, didžioji jų kelias yra ilgesnė negu mano piršto storis. Apie 2 cm. Taip atrodo planarijas, kai jau šliaužia stiklo arba plaukia matos galvos trikampės. Ir tas planarijas aš nurinkau nuo tiek augaliukų parneštų iš vienos parduotuvės. Pasinešiau iš šviežio akvariume. Ačiū Dievui, kad aš jų nesudėjau. Aš gydžiau 4 mėnesius planarijas. Bet tokių gigantiškų nemačiau katų, pas manęs buvo mažytės. Šiandien nusipirkau naujų žuvų. Jos parėjo ištekėjo neišpakuotas, žarynių tetrų. Ir parsinešiau, užsileidau 22 litrų akvariumuką, susmeigiau augalus ir žadėjau paleisti žuvis. Žiūriu, kad tame akvariumuke į juodą gruntą susmeigiau kažkokią šiukšlę plaukia įdomi. Žiūriu, kad banguoja, galvoju lapas susisukęs. O paskui pasirodo, kad čia dovana nuo pardavėja. Šitą dabar išsitiesusi yra... va dabar yra koks 1,8 cm ilgio, ne milimetrais. Va čia ta stambioji, tai ji yra ilgesnė už mano sakuros krevetės. Jos netgi ilgesnės, įsitempus jį ilgesnė už pačią žarynę tetrą. Čia ne viena tokia buvo. Dabar jos susitrauksis. Bet jeigu pajudiniu, jos pradvartys, o čia pergnybau vieną. Čia ir čia jos dalis, netyčia. Tai yra tos jos. 2 pergnybau. Aš rinkau, iš grunto man atsibodo, aš jį suberiau į katiliuką, nes ten buvau įpylęs, kokią puslitrį tik tais į akvariumą dugną, kad nebūtų blizgantis. Supyliau katiliuką ir iškaitinsiu. Vat kodėl aš kaitinu gruntą. Nes nežinai, kokių parazitų iš kur pasineši. O nuo jūros mes dvėsalinės vėžiagių, visokių kitokių turim, bakterijų turim, dumblių turim. Tai perplovas tik tais viską parsineši. Tai va, kažkas už manęs užleido kažkokią tai stebuklingą planarių prakeikimą. Tas, kurias turėjau parsinešęs. Iš anksčiau gydžiau 4 mėnesius. Vos nepasidariau naują šposą. Klaipėda, žodžiu, skendi planarijuose. Maišelio dugnas, iš kurio išėmė augalus.